Labą dieną, sveikinu jūs visus iš savo virtuvės. Šiandieną kepsiu tešloje baklažaną. Baklažaną, tai prašau, supjausčiau, palaikiau kokias 15 minučių sūdytame vandenyje, tada pasidariau tešlą iš avižinių miltų, paprastai kaip blynams. Kaitinu keptuvę su aliejumi ir pavolioju baklažanus ir kepsiu. Taip dedame. Vienas, antras, trečias, ketvirtas, ketvirtas, taip dar dabar imame ir vėl voliojame. Ir dar antras. Ir kepame. Aišku, rankas reikia nusiplauti. Tai tešluota. Sumažiname kaitrą. Pridengiame. Tegul kepa. Dar šituos pavoliojame. Tešlą, kurią liko, panaudosiu. Gal blynams, paprastiems, pavyzdžiui. Matote, kada rankom viską darai, tai tada... Prižiūrime, kaip čia kepsiu. Ir dabar kepame ant nedidelės ugnies. Reikėtų pamėginti apversti jau vieną kartą. Versime vieną kartą, pažiūrėsime. Taip, dabar. Vieną ranką tai sunku, žinokit. O žinot, tai kad tave kur? Taip, Nai. Šiek tiek sunkuoka su viena ranka. Taip pat apvirčiame. O aš pamėginsiu savo. Man. Ir gal čia bus karšta, bet nieko. Svarbiausia yra vartyti su pirštais. Pati valgysiu, tai pati galiu ir vartyti. Ar ne taip? Ir dar vienas, paskutinis. Oi, karšta. Karšta šiek tiek. Puikiai. Dabar mes čia. Ir dabar čia bus kepas. Sveiki.
Norėčiau paimti peilį ir pažiūrėti, kaip iš čia kepa. Gerai. Reikėtų. Taip. Tai čia va toks pas mane gaunasi. Gaunasi toks va pas mane čia. Oi. Toks pas mane čia va gaunasi. Gaunasi toks patiekalas. Šiek tiek pakdėsiu didesnį kaitrą. Va, kaip reikia. Taip. Šitą. Taip. O štai va. O tokie. Oi, nesimato čia jums nieko. Atversime šitą pusytę. Taip. Ir dar va šitą. Šitą. Kaip čia tave? O, taip. Ir dar paskutinį. Tas negerai. Va, taip. Ir dar truputuką pakepa. Tai va. O, dar galima padažiuką pavyzdžiui pasidaryti iš jogurto ir česnako. Bet kadangi dabar diena, tai tokio nedaryčiau. O gal, bet turi būti skanu. Gal neatrodo taip ypatingai mantriai kaip ten šefų virtuvės ir restoranų, bet manau, kad bus skanu. Tai va. Tiek ir norėjau parodyti. Kaip visada, jeigu patiko, rašykite, ką norite pamatyti, kaip gaminu. Komentuokite, prenumeruokite. Aš būsiu labai dėkinga ir lauksiu jūsų iki kito karto. Susimatom. Jūsų nemyra. Iki.